Jau pradedam. Jau pradedam. Jau čia reikia, turi delnai drėkti. Tai 1, 2, 3, 2 plus 1. Taip. Kai mūsų operatorius pasakytų, vieną kamerą filmuojam. Pliauškė yra reikalinga dviem. Tai ką? Ką? Labas, Juste. Labas. Sveika atvykusi į mano tvirtovę. Taip, ačiū, kad pakvietei. Pakviečiau tave prie tulpanų. Prie mačios. Ir aš atsivėliau puodelių. Jūros puodelių. Kokias skanus. Labai. Bet aš esu nustebus, kad ir mačia labai skani, nes aš, kai jos esu mažai gerus, esu girdėjus gandų. Nu, bet aš dar aš tokių naujovių, žinai, labai Tu prisipažink, kad čia tavo pirmas kartas. Bet aš esu girdėjus, kad mačia turi žuvies poskonį. Aš nežinau, ar čia mitas ar tiesa, bet šitą mačia neturi. Kai būna nevykusi mačia, jinai turi žuvies poskonį, tai tokių reikėtų vengti. Tai žodžiu, reikia valgyti tik žuvį, jeigu nori. Tai reikia pirkti premium mačia, ekologišką iš Easy Living. Ne, iš tikrųjų, čia mano draugės yra brandas ir žinai, kai draugė atsiveža. Taip dar. Dar kai aš ją pažįstu. Ir žinau jos vertybės. Kad viskas yra gerai. Tai čia ne tik antioksidantų bomba, žinai, bet ir pilna savybių gerų keičiant kavą. Kur palaiko tolygiai. Nėra tų tokių, kaip pavyzdžiui, išgeriu 2-3 puodelius kavos ryte ir tas būna, viskas nervuoja. Ir vaikai nervuoja, ir tas blogai padėta, ir tą blogai padariau, ir tą, žinai, ir vyras dar čia maišosi, kokį čia dar tą lauką eiti, ir kam čia ta saulė šviečia. Tai čia taip nebūna. Tai tavo kiekvienas rytas prasideda mačias jau dabar? Žinok, ne. Kadangi mano žemas spaudimas yra kraujo, tai aš rytais vis dėlto po pusryčių praėjus geram pusvalandžiui pasilieku kavos puodelį, o tada dažniausiai, kai prisimenu apie pietus, tai tada geriu mačią. Tai ją reikia gerti, jeigu, tarkim, ryte nesigauna ir norisi kavos, tai geri drąsiai kavą, bet tada dienos bėgyje išgeri mačą dėl tų visų reikalingų vitaminų. Antioksidantų. Žinai, kai mes kalbėjom ir su mano draugė Monika, kuri veža šitą mačią iš Japonijos, tai jinai sako, aš buvau pas gydytoją ir gydytojas pasakė, tai jeigu nenori turėti lygų, tai labai svarbu yra antioksidantai. Ir dar kažką sakė. 2 dalykus sakė. Bet nepamenu tiksliai, Japonijoje buvo vyriausia moteris 119 metų, tai gal jos irgi paslaptis buvo anksti keltis, gyventi čia ir dabar ir gerti mačią. Aš manau. Ir dar aš pasimatau jūrą. Pasakyk man apie savo pasimatau jūrą. Kiek tu laiko įvystai jau? Gegužės mėnesį bus jau 8 metai. Labai gražu, žinai, 8 tai yra tas 8 yra moters simbolis, moters kaip begalybė, nu toks visiškas. Jo, su pertraukomis, bet čia yra mano filosofija ir aš labai džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau moterų, kurios eina kartu iš vien su tą pačią filosofiją. Taip, taigi sėdžiu Nidoj su šeima, žinai. Pietaujam atsisėdę. Žiūriu, pravažiuoju autobusas, pasimatau jūrą. Nieko sau, jūs tai reklamą investuoja. Bet tai galiausiai vienas autobusas, paskui pasižiūrėjau, kitas pravažiuoja autobusas. Galvoju, wow, pasimatuok jūrą, Nidai valdo. Tai brandas, žodžiu, investuoja į marketingą kaip reikia. O iš tikrųjų... Į sveikatą, už tai ir išgerkim. Už investicijas. Už investicijas. Į savo svajonės ir už tai, kur jaučiamės labai gerai ir kur dar pažiūrėk sveikatą papildo. Taip. Iš tikrųjų, kalbant apie tai, kur mes jaučiamės gerai, ar ne? Tai ir mūsų šitas buvimas ir susitikimas gimė iš to norėjimo dalintis ir to siekimo tam tikro savo tikslo ir tam tikros svajonės kažkokios, ne? Aš tą pasakysiu paslaptį. Pasakyk. Aš jaučiu, kaip mane tykiai. Visą tą veda link visko, ko aš. Man tiesiog padeda tas begalinis intelektas, kurio mes neregim ir nežinom iš kur ir kaip jisai, kaip ir gyvybė, nieks negali paaiškinti. Užsimezgusi, žinai, tai kaip tie susijungia tos molekulės ir tas DNR ir kaip iš tų baltymų tas žmogus čia, žinai, ir iš visų kitų dalykų, žinai, susikūrė ta gyvybė ir kaip čia viskas vyksta. Aš jaučiu, kaip tykiai visą tą mane veda link to, ko aš galbūt net nesvajodavau, bet visą laiką norėjau turėti savo kokią laidą.
Aš prisipažinsiu, man truputėlį yra keista, todėl kad aš visada esu įpratus klausinėti ir sulaukti atsakymo ir domėtis tuo atsakymu. O dabar aš turėsiu galimybę pirmą kartą pati, žinai, užduoti klausimą, pati atsakyti. Nu, tokia žiauriai gerai jaučiuosi. Viskas aišku, apie ką bus mūsų tinklalaidė. Mes pačios užduosime savo klausimą ir pačios į juos atsakinėsim. Geriau negali būti. Nes niekas kitas mums neužduoda klausimų. Nežinai, va čia tas ir yra. 3 metus aš buvau padarius labai rimtą pauzę. Nuo spaudos, nuo socialinių tinklų, darbo su socialiniais tinklais, nuo interviu dalinimo, nuo visko. Ir tada, kai prasidėjo tas vidinis mano pokytis, visą laiką sulaukdavau pasiūlymų eiti kažkur filmuotis. Kaip tau sekasi, Julija? Nu, tai kaip tu dabar šitame etape gyveni? Ir va tokie klausimai, žinai, kaip tu išbridai iš viso to, kas čia tau buvo nutikę, to, žinai, to viešumo, viso skandalo ir viso kito. Ir aš galvoju, nu, ar man reikia eiti tenai? Aš nenoriu. Pat klausau savo širdies. Ar aš noriu? Ne, nenoriu. Dėl ko nenoriu? Dėl komentarų, kurie yra žmogų žaidžiantis, bet kurį žmogų žaidžiantis, ar ne? Ir galvoju, ar man to reikia? Ir man reikia kažkur eiti ir save dalinti. Ir tada vienas žmogus man sako, tai tu sukurk savo. Tada kitas žmogus man sako, tai tu sukurk savo. Ir tada vyras man sako, tai kiek tu gali čia visiems atsakinėti, tai tiesiog sukurk savo. Taip, ir prisimk atsakomybę ir padaryk. Ir tada mes susirašėm. Taip. Su tavim. Nors aš senas pažįstamas. Senas pažįstamas, nors aš net nebejoju, kad vis tiek žiūrintiems yra labai įdomu, kaip mes čia, kodėl mes čia. Nes, nu, žinai, aš tikiu, kad gyvenime atsitiktinumų nebūna. Bet galim vis tiek trumpai papasakoti. Aš pasakysiu gal labai trumpai ir labai aiškiai. Šita laida, mūsų tinklalaidė, mano asmeniniu požiūriu atsirado iš troškimo tylos. Tylos ką reiškia? Tai reiškia, kad tyla, kada yra kalbama konkrečiai, atvirai, tyrai, nuoširdžiai, apie tai, kaip yra ir kaip rasti sprendimą. Tai man bet labai trumpai, žinai. Ir kad būtų kokybė. Kad aš ne kažkam kitam ir ne prieš kažką kitą vaidinčiau arba bandyčiau atsakyti klausimus, kurie nėra mano klausimai. O labai natūraliai, žinai, tiesiog savo auditorijai žmogus turės paspausti, noriu peržiūrėti, play. Žinai? Ir mes turim savo auditoriją. Tai kodėl nekurti savo auditorijai? Išliekama vertė, teisingai, pokalbius ir visą tai, ką mes planuojam su tam daryti. Jo, nes aš galvoju, kad šiaip, man atrodo, pasaulis labai daug triukšmauja ir mes pasimetame tarp begalės informacijų, tarp begalės kažkokių primetamų taisyklių ir kai mes sugalvojom, kad darysim tinklalaidę kartu, aš galvoju, kaip fainiai, nes galima pirmą kartą kalbėti, bent man, pirmą kartą kalbėti žmonėm nesuvaidintai. Taip, kokia aš esu. Taip, aš vakar tau rašiau. Ir aš taip norėčiau paskaityti tą mūsų susirašinėjimą, nes ten jau galėtum knygą dėlioti pirmą puslapį, žinai, apie vertybės ir iš ko gimsta tas nuoširdus moteris su moterim pokalbis. Taip, leisti savo būti savimi visiškai nesumeluoti. Pasakyk apie savo baimę žiūrovams, kaip sakau, paskaitom, bet tu gal prisiminsi, ką rašai. Aš ten galim iš tikrųjų net ir atsiversti. Aš rašiau apie tai, kad yra... Paskaityk tą žinutę, kur tu rašai, kad namie. Taip, aš namie, taip, kad aš namie, tai aš esu savimi. Paskaityk, kaip parašai. Bet noriu, kad ir pasaulis mane matytų tą tikrą justą, tą nesuvaidintą, žinai, neparašytą pagal scenarijų. Nes taip, dabar visada aš kalbu scenarijus parašytais tekstais. Taip, ten yra manęs, tai yra nuoširdu, tai yra tikra, bet ten niekada nėra manęs, nes aš visada į kitą žmogų, apie kitą žmogų, ypač sakau, žinai, kalbino žmogų ir tą akimirką, tą valandą jis yra pats mylimiausias žmogus mano pasaulyje, žinai, nu, aš į jį einu pilna koja ir tas toks, bet aš nuo savęs nusigrėžiu. Tai šitą tinklalaidė man yra būdas, žinai, kalbėti ir atsisukti į save ir tuo pačiu į kitą.
ir kalbėti mūsų vertybėmis, taip? Taip, tai kas Kaip sako, kokia yra darnių santykių, ta piliulė. Taip, piliulė. Tai aš Žiauriai geras pasakysiu. žodis, pokyčių piliulė, pati Labai piliulė. gera, Labai Tai aš ir pasakysiu, Pagiriam kad save. darnių santykių piliulė, tai ir yra tas toks tas nuoširdus kalbėjimasis ir troškulys, taip įnevinioti į vatą ir tiesiog sakyti taip, kaip yra, ne? Ir nuolat kalbėti apie tai. Taip. Bet apie problemas, kurios iškyla ir kaip mes galim rasti sprendimą. Bet iš to ir gimė mūsų tinklalaidos poreikis, ar ne? Taip. Kad mūsų kiekviena laida, kiekviena dalis, mes gvildensim temą, sunkia, skaudžią temą, o kartais galbūt opę, aktualią, gal kartais ir džiugę. Teisingai? Taip, iš tikrųjų tą temą problemą sugalvosime. Ir tada visą laiką pateiksim sprendimo būdus. Be ko? Be piliulės. Be tikros, realios piliulės, kur yra praryjama. Taip, ir kur dažnai sakoma, kad ta piliulė išgelbės tavo gyvenimą. Bet ne velnio, kiekvieną kartą išgelbėjom savo gyvenimą mes patys. Su sunkiu darbu, su savim. Taip, bet aš žinai dar noriu pasidalinti vieną savo tiesiog patirtimi susijusią su tavimi. Kai mes keliavom į Santorinį, čia buvo prieš beveik 3 metus. Ir aš prisimenu, kruiziškai pamačiau Juliją tiesiog kviečia vykti moteris į stovyklą, jogos stovyklą, bet tiesiog taip smagiai praleisti laiką kartu. Ir mūsų susirinko 8 ar 9 moteris, kur mes žiauriai smagiai praleidom laiką. Toks buvo visas moteris susibūrė vienam bendram tikslui - gerai praleisti laiką. Ir tikrai mes ten turėjom ir jogas nuo kalnų viršūnių. Nuo Santorinės salos, įsivaizduok, su kokiu vaizdu tu pameni? Aš pamenu labai. Bet aš dar prisimenu ir vieną situaciją, kai mes darėm jogą kalnuose, ten nuo kalno viršūnės, ir kažkoks buvo pratimas, kurį reikėjo padaryti ir aš sakau, aš jo nedarysiu, sakau, aš bijau ir ten ant galvos. Stotis ant galvos, gal ar ne? Jo. Ir aš sakau, tikrai ne, ir aš kažkaip bandžiau, lyg aš gal ir galėjau tą padaryti, bet kažkaip protas sustabdė ir aš nukritau, bet neskaudžiu ir sakyta. Ir tu žinai, ką pasakei? Ir sakai, Juste, tu esi moteris pilna baimių, žinai? Ir aš galvoju, Čia komplimentas ar man dabar reikia? Jo, bet tu, ta prasme, taip labai gražiai pasakei, nebuvo tai kažkoks priekaištas, jo labiau, žinai, bet ta prasme, ir aš galvoju, taip, ir galvoju, kaip tu taip, žinai, kodėl matai? Jo, bet tas toks buvo, ir po to, žinai, tu supranti, kad tai yra tiesa ir kad, kai tu jau eini tuo sąmoningumo keliu, tu supranti, kad, tu negali už tai pykti, kad tai yra tiesa. Ir aš galvoju, kaip fainiai, žinai, tarsime, o man visada, tarsime, ir atrodė, ir tebe atrodė moteris, pilna tos teisingos drąsos. Ir aš galvoju, ir aš turiu būti šalia tų žmonių, kurie man įkvepia tos drąsos, žinai, nes aš gyvenimą kartais mes per daug bijom tam tikrų dalykų, kurių tiesiog nereikėtų bijoti. Gyvenimas yra kupinas jo baimių. Taip. Tų iš visų mūsų praeities patirčių ir iš scenarijų tėvų mums primestų. Tai va, žinai, kartais aš save vadinu baimių karalienę, žinai. Ir aš galvoju, ir aš šiaip gyvenime savo statau tokį prioritetą, kad būti šalia tų žmonių, kurie mane įkvepia, kurie mane gali pakylėti ir kažko išmokyti. Tai ir kaip tu sakai, jūs tą darom podcastą, darom, nes man... Ir tu vakar irgi žinutė į mūsų, kur sakau, paskaitom žiūrovams visą mūsų tą susirašinėjimą, pamatysi, ir iš karto atlieps širdis, kad mes, realiai kuriam iš to troškulio, žinai, būti atvirom ir kad būti tokiam, kokiam esam. Ir tada tu rašai, man tai šiaip visada smalsu, ką žmonės pagalvos ir aš taip, to aš tau parašysiu, ką aš tau dėsiu. Žinai, aš kai aktorė iš tos pusės visada parašysiu, ką aš manau apie žmonių smalsumą ir žmonių komentarus. Aš eidėsiu. Treptelėjau vėl tau, žinai, tokį. Ne, bet tai yra tiesa. Žinai, aš gal iš tos aktorės pusės visada galvoju, nes tu kuri žiūrovai, natūralu. Tu darai laidas, kad žiūrėtų žiūrovas. Dėl žiūrovų yra kuriama ir kai atliepi ir žiūrovas atsisuka į tave, galvoju, va, kaip fainiai, žinai.
Bet jo, aš gyvenime pradėjau jaustis laiminga tada, kada nustojau klausyti, ką pasakys kiti. Gink Dieve, kad čia eiti ir nesudrumsti šitos balos. Mhm. Nu ir kas tada gaunasi, žinai, tavo gyvenime? Tu išrašinėjai savo skolos lapelius. Ir aš išrašau skolos lapelį, pasielgiu taip, kaip nori kitas, pasakau taip, kaip nori kitas, padarau ir toks, žinai, begalė kaupi skolos save. lapelių, jo, ir tada kas būna, tu nebežinai vieną dieną, ką daryti, nes tu gyvenai pagal kitų diktuojamas taisyklės. Tai apie protingus žmonės, kurie mane įkvėpė ir aš tik negaliu prisiminti, kas man tai pasakė. O gal aš perskaičiau kokioj labai protingoj knygoj. Žinai? Jo, tikriausiai knygoj, kažkokia stora, prisimenu dabar mėlyną viršlių, tik nepasakysiu tiksliai, nes labai ilgas pavadinimas. Ir ten buvo parašyta, kad žmonės kritiką turi priimti iš žmonių, kurie yra tos ryties specialistai, profesionalai ir viskas, ir visa kita yra tik tai, yra dar irgi labai psichologiniai tokie žargonai, vištos arba karvės arba dramblio šūdas. Tie visi tokie, žinai, bla 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 bla, ką aš galvoju. Žinai, jeigu, vat, jauti ar net skirtumą, tai va, tai man tada, žinok, aš perskaičiau tą tiesą ir tokia, susividujino viskas. Ir aš galvoju, bet iš tikro. Bet negaliu pasakyti, kad man nėra skaudu dėl to, kas vyksta visuomeniai. Žinai, ir kokie mes kartais būnam bjaurūs vieni kitiems, žinai, realiai. Ir lygiai tas pats, ar ne, ir dėl to kūno kritikavimo, ir dėl tų veiklų kažkokių pastebėjimo, kas kur ką kada veikia, kodėl nedaro taip, kaip ten priimtina, pasirinkimų kritikavimo žmonių. Man kartais tikrai skaudu. Aš labai galvoju, kad tiesiog žmonės kišasi per daug į kitų žmonių gyvenimus. Tas toks, man atrodo, negyveni savo gyvenimo, arba norėdama, žinai, užgošti kažkokius savo netobulumus, kažkokias savo nesėkmes, pabrėži kito netobulumą ir nesėkmes. Man atrodo, kad mes šiaip labai veidrodžiuojam ir vienas kito atspindys esame. Ir jei kažkas kitame tave nervina. Oi, čia dabar mano mėgstamiausia frazė. Jeigu mes važiuojam su vyru ir vyras kažką, nu kaip mane aš taip brangusis ir taip pažinėjom. O kokia savybė tave būtent persitakė? Tu žinai, sakau, kad mes veidrodžiuojam. Ir tada reikėtų taip atsisėsti ir realiai pamastyti, kodėl mane trigerina tas dalykas pas tą žmogų, ryškiai kažkur slėpęs. Arba buvau to būdo šalininkas, arba esu ir labai giliai užslėpęs ir vaidinu, kad ne. Arba, kažkas yra, arba taip pradeda aukti pas mane tą būdo savybę ir dėl to man taip yra šlykštu kartais dėl kito elgesio, žinai. Tai taip, va, matai, visur mes galim įžvelgti, išminti. Taip, bet iš tikrųjų, kai išvelgiam tą išmintį, tada mumise vyksta pokytis. Taip. Kai leidžiame savo pripažinti, kad yra kažkas giliau už kiekvieno nuomonės, už kiekvieno poelgio. Ir nebijom padirbėti su savimi. Taip. Tai va, paimti, kas yra skaudžiausia? Žinai, kas yra skaudžiausia? Ar žinai, kas yra skaudžiausia? Pasakyk. Pačiam braidyti per savo mėšlą. Bet čia yra tik tai pačiam vienintelis braidyti. Ir čia reikia daugiausia drąsos. Taip. Ne, nueiti ir sakyti, žinai ką, tu kaltas. Čia yra lengviausias. Čia yra lengviausia. Mama, tu kalta, tėti, tu kaltas, ten sutuoktini, tu kaltas, vaikai čia visi kalti. Čia yra lengviausia. Ir tada tu vaikštai su savo netikra karūna. Bet atsigręžti į save ir bristi per savo mėšlą visą, nuo pat vaikystės, ką tau teko patirti. Ir tas patirtis paversti į pokytį, kuris neš, va čia mano stiprybė dabar bus, nes aš tai ištvėriau ir dabar aš pasimokiau. Ir dabar tai bus mano stiprybė, va, mano bagažas patirčių, bet aš nieko dėl to nekaltinu, aš išmokau pamoką, aš žinau, kad aš taip nebesielgsiu arba į šitą situaciją niekada nedarysiu ir neleisiu kitam, pavyzdžiui, su manim taip elgtis. Ir tada inkrustuojasi po tą vieną, žinai, tą tikrą, tokį švytinti, gerą, tokį nurimtą kristalą, deimantą, žinai, kur tu švieti ir tada žmonės nori būti šalia tavęs. Ir sako, kaip jinai čia taip padaro? Žinai, apie ką aš? Nu kaip čia jinai taip pasidaro? Nesąmonė, taip negali būti iš vis. Čia vaidina, nesąmonė. Ja, bet iš tikrųjų, kai atsigrėži į save ir pradedi knaisiotis po savo vidų, po savo, nežinau, ten švarų, nešvarų, iškuoptą, neiškuoptą, tik tada tavo gyvenime gali virsti pokytis, kažką gali pakeisti ir gali
Ir tik tai tada, man atrodo, tu gali būti laimingas, iš tikrųjų laimingas, nes šita frazė ir šita būsena būti laimingu neegzistuoja. Ir aš kai kartais galvoju, man kartais tampa baisu, nes mūsų gyvenimas yra per trumpas, kad mes savo leistume būti blogoje būsenoje, būti nelaimingais, tiesiog gyvenimas yra per trumpas. O, žmonės labai to. Ir tada tu pats eini pokytį ir kvieti kitus eiti tą pokytį. Dėl to mes ir norėtųsi, sėdim čia. Norėtųsi visi laimingi, visi viską susitvarkę, visi viską išsigydė, viskas tobula, visi sėdi darnoje. Bet šiaip... Ir išvyti, žinai, padirbėjęs sunkiai su savimi. Dieve, kaip buvo Žaliarūta, kaip sunkiai buvo tos 3 metus čia, arba 4, arba 5, arba 10. Žaliarūta, bet dabar vat sėdžiu ir ramu. Bet tu labai gerai pasakei, pokytis neteina, o čia dabar per mėnesį, per pusę metų jis neteina. Jis, jam yra ilgas kelias ir laimingi tie, kurie eina tuo keliu, leidžia savo eiti ir atranda laiko. O kalbant apie pokyčio piliulės, tu pati esi vartojusi piliulės? Esu ir čia buvo viena didžiausių pamokų mano gyvenime. Tu kalbėjai apie tą piliulę, kur mes sakėme apie tą magišką piliulę, kur galvoju, kad realiai vaistą išgerus, ar tai antidepresantas, ar tai kažkokia stipri išrašyta tabletė, kuri tave nuramins ir padės tau išeiti iš tam tikrų gyvenime blogų situacijų, kurios tave skandina. Tai taip. Ir tai buvo gana stiprus antidepresantai, kuriuos aš gėriau gal 7, gal 10 dienų. Labai trumpai, ačiū Dievui. Bet jau aš tada, nes jau realiai tu su pirma piliulė jau pajauti poveikį, kur tau atrodo, žinai... O kas atrodo, papasakok? Jo, tau kaip problema nėra išspręsta. Taip. Ir tu tarsi tokio, žinai, neteisingoje flow būsenoje. Tokiam šydė. Kaip ir viskas tau gerai, kaip ir tau neberūpi, kad čia tas puodelis stovi, žinai, nors visada rūpėjo. Toks tu plaukioji visame kame ir tu supranti, kad gal kaip ir gerai, bet tu žinai, kad tas puodelis stovi dar. Žinai, bet gal susitaikysiu. Gal toks, žinai. Bet tu po to supranti, kad man kaip buvo, aš neprisimenu tos situacijos, kas ten buvo, bet man toks buvo kaip žinai, jūs te atsipeikė, kad tai nėra tikra, kad arba tu dabar susiemi, žinai, nes tai, kas yra tavo viduje, yra tavo tas mėšlas ir arba tu jį valai ir ten sodini gėles, arba tu absoliučiai daugiau gyvenime nieko nebedarai šiame. Kodėl tu nusprendai, pasakyk trumpai, gal ne visi žino, nes mes tikriausiai pasieksim ir naujų širdžių, tai kodėl tu antidepresantus iš vis pradėjai naudoti? Todėl, kad mano gyvenime buvo periodas skaudžių skyrybų. Todėl, kad paskaitykite knygą, kol žiūrėjau. Jo, čia iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, kam tau ką nors pasakot, ar ne? Bet ne, aš juokauju. Aišku, žinai, kaip ir... Jo, fainai. Čia yra Kalžiauja žuvėdros, man antroji knyga, kuri iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad pasiekė moterų širdis. Ir gal, žinai, aš niekada gyvenime, norėdama parašyti šitą knygą ir papasakoti istoriją, kur daugelis moterų, aš niekada garsiai nesakiau, kad yra papasakota mano istorija. Bet tai ir nebėra svarbu, nes knygoje yra svarbiausia nešti žinutę apie tai, kad kai tu būni toje situacijoje, kai tu išgyveni skyrybas, toksiškus santykius, kur kartais toksiškumas būna ne tik ne apie mušimą ir talžymą, bet kartais žodis, kuris yra antiek stiprus, jisai tave taip žaidžia ir tave taip sumenkina ir taip nugramzdina ir leidžia tau antiek susimažinti, kad tai yra baisu. Ir po to, kai įvyksta skyrybos, jau kai tu nebegali, tada prasideda arba tu geri vaistus ir tu bandai savo padėti. Bet tu labai, aš skaičiau tavo knygą ir iš tikrųjų man pasirodė, tu esi visiškai kitokia nei aš, bet apie mane vėliau. Bet aš taip galvoju, kad aš visą laiką skaičiau knygą ir galvoju, kodėl tau taip sunkiai, nes tu tikrai taip opiai ir taip jautriai aprašai tą ėjimą ir tą vidinę kovą iš savo to išėjimo iš tos aukos ir iš tos vargšės, tos nužemintos, ištryptos, sumenkintos. Kodėl? Ir man tada iš klausimų kodėl, man tada tokia atjauta tau, žinai. Kad tau vis tiek, kad ir taip sunku, dažniausiai žmonės vis tiek pasirenka būti aukos pozicijoje ir toj man taip nutiko ir taip, o tu vis tiek radai gyvybės ir galybės tam pokyčiui, žinai. Yra labai paprastai. Sakai, 70 dienų ir nutraukiu tos antidepresantus, nes visi žino, kad tai yra,
Tiesiog pražutis. Ja, nes man kažkoks buvo toks, žinai, kaip nežinau, ar iš viršaus kažkur toks apšvietimas, kad, jūs te pabusk. Bet, žinai, kaip gyvenime mes dažniausiai būnam, kaip tu sakai, arba aukos pozicijai, arba kūrėjo pozicijai. Aš labai skaudžiai išgyvenau skyrybų procesą ir aš supratau, kad aš negaliu pabėgti nuo savo skausmo, kad aš negaliu tiesiog taip staiga kažką padaryti. Tu labai mylėjai tą žmogų? Stipriai Aš mylėjai. nežinau, kas tai buvo, žinok, jau dabar. Negaliu atsakyti. Ar tai buvo kokia, žinai, kaip būna priklausomybė, va tokia, žinai, va tam skausmui. Žinai, kaip yra, kai žmogus būna toksiškose santykiuose, natūraliai jisai tampa priklausomas nuo to žmogaus. Ir tai jau nemanau, kad galima vadinti meilę. Tai yra tam tikri, aš nežinau, gal žmonės, kurie dirba su to, galėtų tiksliai vardinti, nes aš net nebejoju, kad yra ir medicinoje, ir moksle tam tikri terminai. Bet vat, kaip grįžtant prie to, kad ir šiaip sakau, knyga yra apie tą kūrimą. Ir aš supratau, kad man, žinai, kaip tu būni situacijoje ir kai tau skauda. Bet taip skauda, kad yra išskaudėję, nežinau, viską, kepenį, širdį, protą, smegenis, jau niekur nebeskauda, tai pradeda skaudėti panagės, pavyzdžiui, nežinau, arba kažkur ten, žinai, nežinau, kokį plaukelį ar apgamą atrodo sritį ant tiek. Ir aš supratau, kad aš vis negaliu būti aukos pozicijoje, bet man dar skauda. Tai aš pasirinkau būti toj kūrėjos pozicijoje ir tą skausmą išgyventi lėtai. Aš pirmiausia pradėjau nebeneigti, pripažinau, kad man yra žiauriai skaudu ir aš nebandžiau atsikratyti to skausmo, o tiesiog kiekvieną dieną aš su juo gyvenau ir žiūrėjau, kas bus. Aš tiesiog stengiausi su juo susigyventi, jį pradėti valdyti. Ir žinai, kai sakai, eini kavos atsigerti, ten tarkim dažai lūpas, apsirengi suknelę, atrodo jau geriau, žinai, išeini kavos ir taip, kaip duoda, žinai, kažkokia toks, net nemoku paaiškinti, tas skausmas, jis neklausia tavęs, kada ateina, jis tiesiog ateina. Ir tada tu supranti, gerai, sėsk, geriam kavą kartu, žinai. Aš važiuoju, tu važiuoji kartu, ta širdgėla, tas skausmas varo kartu su tavim. Ir aš neneigiu, o tiesiog kažkaip išbūnu tame, nesipriešinu, bet aš gindėjau niekada nebebuvau aukos pozicijoje. Aš buvau tame, aš tiesiog kūriau tą skausmą. Pažiūrim, kas gausis. Ir vieną dieną tas skausmas tiesiog nebeatėjo su manim gerti kavos, nes aš sąžiningai jame išbuvau. Ir mano knygoje, žinai, yra, kodėl aš nusprendžiau papasakoti istoriją, kur kitos moteris rašo, o tu čia kokia išgalvota istorija, gyvenime taip nebūna, žinai. Ir aš galvoju, wow, kaip faini, kokia tu laiminga iš dalies moteris. Iš tikrųjų, kokių būna laimingų žmonių, ar tu gali patikėti? Taip. Bet labai daug moterų buvo, kurios ir knygų mugėje praėjusiais metais, kai buvau, ir žinučių sulaukiu, kad sako, Juste, tu papasakoji mano istoriją. Ir jos po to dalinasi tokiomis įžvalgomis ir mintimis iš savo gyvenimo, kur tu supranti, kad aš dar parašyčiau vieną knygą iš to. Kur viena moteris, žinai, per knygų mugę, nuostabaus grožio moteris tokia buvo prie, jinai paėmė mane už rankos, ašarom akyse ir sako, Juste, aš skaičiau knygą, tu sakei, kad tai praeina. Sako, ir mane tik tai ta mintis dabar ir gelbsti, sako, nes aš esu tokioje pačioje situacijoje. Ir mano noras buvo ne tai, kad papasakoti, va, žiūrėkit, kaip man atsitiko, va, žiūrėkit, kiek aš leidausi savo, kad privesti save prie visiško to tokio dugno, žinai, asmenybės, kaip pačio. Savidestrukcinio to tokio. Taip, nebuvo, kad va, imkite ir gailėkitės. Ne. Ir nebuvo knygoje noro sumenkinti kitą žmogų apie tai. Ne. Nes čia vėl, žinai, galbūt dar sutinku, kad situacijoje vieno kalto nebūna. Galbūt tikrai kažkas buvo pasakyta ar padaryta netinkamai. Bet mano buvo noras papasakoti, kad visą tai galima išgyventi, kaip tai galima išgyventi ir kad tam tikras, kad žaizdos iš tikrųjų mumise atveria tai, kas yra gražiausia. Jeigu mes savo leidžiam, tada pradeda vykti magiški dalykai. Toks, kad tu išdrįsti realiai priimti savo skausmą ir nebijoti. Ir pripažinti, aš susimoviau, man nepavyko, nežinau, tu turi ištekėti, tu neištekėjai, tu ten nesusidėjai varnelių, prasme, kai visi tikėjosi ten vestuvių ir viso kito, įvyko skyrybos. Tai dabar, jeigu aš paprašyčiau tavęs įvardinti 3 pokyčio piliulės ingredientus, be antidepresantų,
kurias tau teko vartoti? Būdo savybės, aplinka, kas tau labiausiai padėjo išgyti? Be antidepresantų. Tikriausiai, vat kaip ir sakiau, pripažinimas, kad tai taip. Nes kartais galvoju, kad ne, tau su tavim taip nesielgia, tu nesi, čia yra labai skambios frazės, toksiški santykiai, ten dar ir visi kiti dalykai. Pripažinimas, kad taip tau nepavyko, kad tau skauda, kad tavo ta tikroji būsena, kaip tu iš tikrųjų jautiesi, šitas dalykas, ir tada tiesiog nustojimas būti aukos pozicijoje ir tiesiog susiemi, paėmi savo gyvenimą į rankas. Prisiemi atsakomybę. Absoliučiai. Ne, kad kitas padarys tave laimingu, ne, kad kitas išgelbės, ne kiti santykiai išgelbės, ne kitas žmogus, bet pats prisiemi atsakomybę už savo gyvenimą. O veiksmai? Iš pozityvių, nežinau, gal radai kokį atsipalaidavimą buvo, arba ieškojai, bet tu sakai kūrybą, ar ne? Tai gal realiai trečias yra tas ieškojimas, kaip atsiskleisti? Aš žinok, visur ieškojau tos pagalbos, pradedant tos palaikymo, gal net ne pagalbos, ieškojau ir moterų įvairiuose ratuose, ir aišku, buvo ir psichologai, ir psichoterapeutai, bet aš po poros metų lankymosi ir buvimo tose ratuose supratau, kad aš vis tiek absoliučiai tai yra apie mane, kad aš turiu tiesiog, tai yra, man niekas nepadės, supranti, kad tai yra mano mėšlas ir jūs davai kapstykis, sudink ne mėšlą, o nežinau, trešk tą mėšlą, kad ten žydėtų gėlės, kad ir kaip tai, žinai, metaforiškai skamba. Ir aš tikrai vieną dieną, žinok, įsigandau to buvimo nelaiminga. Aš galvoju, Dieve, mano metai, žinai, kas mums sakė, kad mes gyvensim rytoj, kaip mes realiai turėtume, bet niekas mums nepažadėjo to rytojus. Ir aš galvoju, blema, jeigu rytoj bus mano paskutinė gyvenimo, šiandien mano paskutinė gyvenimo diena ir aš negyvensiu, aš nenoriu jos taip pragyventi. Ir tada mane prasidėjo pokytis. Tiesiog, iš norėjimo tiesiog gyventi kokybiškai ir gerą gyvenimą. Nes iš tikrųjų... ir nebūti kažkokia... Kad esi, kur esi, tokia kokia esi, apie tai, ką esi ir su tuo, kuo esi. Nes aš galvoju, kad tas pokytis manyje atvedė patį geriausią. Kuris dar vyksta, nėra čia, žinai, pasikeisti. Taip, pasimėgauti galima etapu ir nieko neveikti irgi galima. Taip. Tiesiog pasimėgauti. Gerai, dabar pagyvensiu laimingai bent metus, o tada užėsiu, ką kitas etapas atneš. Kur čia reikės. Bet žinai, kartais gyvenime šiaip labai fainai yra. Tai pagyvenkim su tai ir pažiūrėsim, kas nutiks. Dieve mano, ir tada, kai tu neužspaudė energijos, kokie geri dalykai vyksta. Tai toks fantastika. Tai žiūrėk, gavau klausimą ir kiek kalbėjau pagaliau, žinai. Žmogus leido pasikalbėti. Jo. Bet labai yra svarbu vienas dalykas, kad aš absoliučiai niekam neturiu priekaištų. Kad žmogus, jis turi teisę supykti, kad mes labai klystam, žinai, kad aš čia dabar būsiu dieviška, žodžiu, aš negaliu pykti, skleidžiu visiems meilę. Ne, ta prasme, jeigu tau reikia, tu ir pasiunti, ką reikia, nes, žinai, moteris yra gyva su visomis savo emocijomis. Iš tikrųjų, leidimas supykti ant kito žmogaus, ant to, kad jisai neteisingai su manimi elgėsi, visą kitą, bet be priekaišto. Ir neužsipūti, aišku, toje pykčio būsenoje. Ir leisti savo, išgyventi tas emocijas. Fantastinės, jeigu mes jas įgalinam tinkamai, žinai, nežydžiant kito, nežeminant kito ir savęs pačios nežeminant, o tiesiog įgalini kaip įrankį. Dabar užpyktelėjau, bet tai įkvepia man, žinai, jėgų ir kūrybos eiti ir padaryti. Štai apie ką aš senai svajojau, štai. Jeigu taip tą pyktį įgalini, ar ten pavydą, ar ne žmonės dažnai jaučia, tai jeigu tai nėra iš tos juodosios pusės, vėlgi savidestrukcinės pusės, bet iš to kūrybinės, tu į savo emocijas pažiūrėjai, jos yra visos absoliučiai nuostabios. Ir irgi žmonės klaidingai galvoja, kad, euforijoje gyvensiu dabar, žinai, visą likusį gyvenimą, nes štai aš dabar išsisprendžiau, jokiais būdais irgi taip nebus. Man, pavyzdžiui, asmeniškai pačiai labai padėjo suvokti, kad gyvenimas vyksta etapais ir kad aš privalau mėgautis šiuo etapu. Tarkim, jis pas mane sėslus, aš labai daug ką susitvarkius, pas mus santykiai nuostabus, namai, atrodo viskas ir aš suprantu, kad gyvenimas tai vieną dieną vis vien nutiks. Tok Dieve, kad nutiktų švelniai, žinai, be jokių tragiškų netekčių ir dar kažko. Bet jeigu net aš įsivaizduoju,
taip mąstau, net jeigu nutiktų tragiškas įvykis ar tragiška netektis, aš jau turiu įrankius, kaip su tuo tvarkytis. Va būtent. Ir aš, žinai, neužsibūsiu kažkokiam vėlgi savidestrukciniam jausme, savęs gailesčio ir už ką man taip, o aš tiesiog nutiko kaip nutiko, yra šią akimirką kaip yra, aš galiu kažką išspręsti pati. Padarysiu viską, kas bus mano jėgose, o kas nebus mano jėgose, tai tada susitaikau su tuo. Yra kaip yra, nieko negaliu pakeisti, padariau viską, ką galėjau geriausiai ir viskas, ir gyvenu toliau. Ir skauda širdį, tarkim, ar ne, jeigu kažkokia netektis, ar ne, bet aš žinau, kad tai gyvenime nutiks. Tai taip svarbu yra tiesiog su tuo gyventi, žinant, kad viskas keisis. Ir jeigu dabar yra gerai, bus tų dienų, kad bus ne taip gerai. Ir kaip tu sakai, kad reikia turėti tuos įrankius, tas piliulės dar kitaip, ne? Mes galim prie tą pačią grįžti, kur kai tam tikrose situacijose būna sunku, tu turi įrankius ir žinai, kaip savo padėti. Bet šiaip man realiausiai, žinai, gyvenime dažniausiai padeda, kai tu niekada nebūni aukos pozicijai. Net priekaištas kitam yra jau aukos pozicija. Čia toks labai skambiai, bet labai labai paprastai galima tiesiog kažkokia situacija ir patikrink, ar tu esi aukos pozicijai. Nes jeigu, kai veiki iš aukos pozicijos, to situacijai būna vienas rezultatas. Kai veiki iš kūrėjo, visiškai kitas. Ir mano knyga irgi buvo parašyta absoliučiai be jokio priekaišto. Tavęs paklausiu apie pokytį gyvenime. Apie tavo, ar tu galėtum, pavyzdžiui, kaip aš įvardėjau savo pokytį į situaciją ir nuo kurio vyko pokytis, ar ne? Kur lūžio taškas mano gyvenime? Lūžio taškas gyvenime. Bet tas pokytis. Oi, labai daug suvokimų, paskutiniai 3 metai, labai daug suvokimų. Ta pati, sakyčiau, bet kurioj, žinai, kitoj laidoj, kur mane asmeniškai kvietė ar dar kvies. Tai pasakysiu viską čia mūsų auditorijai, savo ir mūsų. Kad man didžiulis pokytis įvyko prieš 3 metus, neįvyko pokytis, tada įvyko lūžis dėl visuomenės atmetimo manęs per tą garsųjį konkursą ir skandalą, kur realiai niekas nevyko iš mano pusės, niekas nevyko iš piktos valios, bet, žinai, antraštės visuomenė sudėliojo taip, kaip sudėliojo. Tai man čia įvyko tas toks pirmas klausimas, dėl ko aš visą tai dariau, kaip aš visą tai dariau, visiškai apskritai nuo pirmos dienos, kada pradėjau lysti į socialinius tinklus, ant žurnalų viršelių ir taip toliau, dėl ko aš, pavyzdžiui, ėjau ant žmonių viršelio ir kokia buvo to kaina. Ir va tokie pradėjo pas mane pamastymai ir suvokimai, kad iki tol siektas viešumas mano, iki tol, tai ten prieš 5 metai dar prieš garsųjį konkursą, kai čia visur ir renginius, ir ant viršelių, ir postai, ir reklamos, ir pinigai. Bet spauda ir viešumas pas mane visą laiką buvo iš vidinio troškulio įrodyti visiems, kurie man sakė, kai aš buvau maža ir augdama, tu to nepasieksi, tu baigsi kaip tas ir tas, iš tavęs niekada nieko nebus. Tai vat čia yra labai svarbus momentas mano gyvenime. Suvokti, iš ko ir kieno skatinama, koks skatinimas vidinis yra, dėl ko aš visą tai darau, ką darau gyvenime. Ar darau tam, kad įtikti kitam ir įrodyti, kas aš esu, ar darau dėl to, kad aš esu susividuinus ir savidarnai, kad aš žinau, kas aš esu, kokios mano stiprybės, kokios mano vertybės, kuo aš kvėpuoju, kuo aš iš tikro gyvenu ir kas yra mano tikras variklis. Ne pyktis, ne kerštas, ne noras įrodyti, ne kažkieno kito svetimo pildymas svajonių, o mano pačios vidinis variklis. Bet čia tas man toks buvo suvokimas, ir dažnai, dėl ko mes einam į viešumą. Mes, žinomi žmonės, dėl ko mes einam į viešumą. Daugelis, kas turi talentą, tarkim, tu ar ne, aktorys. Ačiū Dievui, turiu talentą. Pasakė vėl tiesą. Jau galvoju, sakys, pavyzdžiui, kaip ir nepaminės mane. Tarkim, ar ne, tikrai žmonės, kurie turi talentą ir kurie mokosi akademijose, nežinau, aktorių, muzikinių ir taip toliau, ir žurnalistika, ir visa tai, kas yra televizijoje iš tikrųjų, ar ne, žinomi žmonės. Ir tokie kaip mes.
aš. Tokie, kur ėjau, nes labai stipriai vedė man įrodyti, kad aš būsiu geresnė negu mane ten, žinai, vaikystėje drožė. Ir būsiu geresnė už visą tai, ką man teko patirti, kol aš augau ir tapau tuo, ko tapau. Tai va, įrodysiu dabar ir dalinsiu viską, ir važiuosiu, ir pilsiu purvą ant visų, ir ant savo amžinatelisi tėvų, žinai, kurie išgerinėjo. Ir ant to, ir įsivaizduok, kokią destrukciją aš aplink save kuriu, ir kokią pykčio, pavydo, keršto dar aplink save kuriu, eidama į šitą. Ir kada dabar sėdžiu po 3 metų, viską suvokusi, moteris ar tik 40. Žinai, kada sėdžiu jau tokia, viską suvokusi, va tą, ne viską, bet tą pamatą, iš ko dabar einu į auditoriją. Ir kokią vertę dabar aš galiu kurti. Kai aplinkui save, bet kuriuo atveju, esu išsivaliusi, atsiprašusi, ką įžeidžiau, realiai atsiprašusi. Ir atleidusi, nors ir nebendrauju, bet aš padariusi esu tai. Net visiškai aplinką susitvarkiusi ir jau nebesvarbu, ką apie mane galvoja. Nes aš žinau, kad aš padariau viską, ką galėjau padaryti, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne? Ir dabar, ko aš kuriu, kokį turinį kuriu, kokią žinutę siunčiu ir kas dabar įsivaizduoja aplink mane energetiškai darosi. Bet tu, pavyzdžiui, iki tol, kai tu sakai, aš ėjau ir norėjau įrodyti kitam, bet tau pačiai tai nereikėjo įrodymo, tu žinojai, kad viskas yra su tavim gerai, kad tik tau reikėjo tiesiog visai aplinkai įrodyti, kad va, jūs sakėt, kad aš nepadarysiu to, aš nesugebėsiu to, nepasieksiu to, kad tu norėjai aplinkai įrodyti. Ir ta situacija, kurią tu įvardini kaip garsųjį konkursą, atrodo, lyg kažkas tave sustabdė, kad, Julija, gana. Tasme kitiem įrodinėti, čia ne tas buvo, ne ta situacija. Čia tik viena dalis čia tik vienas labai stiprus suvokimas, iš ko mes vedini, ką gyvenime darom ir kokią kainą, ko siekiam. Čia tik tai viena dalis. Pas mane suvokimų ir perversmų po to atsitraukimo iš socialinių tinklų ir atsigręžimo į save ir to skaudaus lipimo per mėšlą, savo vidinį. Ir per tą didžiulį atleidimą, pykčio paleidimą ir labai daug kitų dalykų, kurie mums trukdo gyvenime tiesiog, žinai, susividuinti ir atrasti save. Nes mes daug ką darom gyvenime vedami pykčio teisingai arba keršto, bet to destruktyvaus, apie kurį mes kalbėjom prieš tai. Bet kada viską paverti į tą tokį, na, žinai, dabar pasidažysi lupetės ir eisiu, žinai, o supikau žalia rūtą, žinai. Pikta dabar aš, dabar einu, žinai, pasportuosiu dabar, žinai, arba ten dar kažką, dabar užturėsiu gerą laiką, žinai, sporto salį, ir tada įpirti dar dais, ir dar tada, žinai, tai tas skirtumas. Labai didelis skirtumas. Tai pagrindinis mano tas atsispyrimas, sakau, ir vyko nuo to pamatymo, kokia visuomenė, kokie mes galim būti žiaurūs vieni kitiems, kaip reikia sąžiningai ir atsargiai rinkti žodžius, ką mes kalbam, ką mes transliuojam, bet kokio interviu ar net jausti atsakomybę tą pačią, bendraujant su žmogumi viens ant vieno. Kaip svarbu yra daugiau girdėti ir klausyti, negu pačiam kalbėti, vien tik tai, kas žinai. Kaip svarbu yra tiesiog sustoti ir klausyti ir girdėti, kas vyksta aplink mane. Taip, nes mes dažnai negirdim kitų. Visiškai. Aplinkos savo negirdim. Ir tada, kai man buvo labai skaudu, bet kuo mes skiriamės viena nuo kitos, ar ne, kad pas mane iš pradžių, kai skaičiau, sakiau tavo knygą ir galvojau, kodėl tu tiek ilgai, nes tu labai aprašai, net ilgai aprašai tą. Net ir periodiškai mano gyvenime tai buvo apie 3 metus. Tai galvoju, kaip taip, nes aš suprantu, kokia mano yra stiprybė. Man niekada nereikėjo, man niekada kažkaip nereikėjo labai stipriai ilgai nardintis vienam, žinai, jausme arba kažkokioj būsenoj ir taip vis gilyn ir gilyn ir gilyn, kur aš jau nebežinočiau, kaip su padėti. Pas mane visada, tas vidinis išminčius kažkur giliai yra, kur klikina. Blogai. Tragedija. Katastrofa. Viskas. Griūna gyvenimas. Ką dabar daryti? Ir žinai, tas toksai, ir verki, ir rėki, ir ten keikiasi, ir už ką, ir visas praeina.
Visos va tos emocijos. Ir auka, ir būdelis, ir gelbėtojas. Ir čia, kaip čia gelbėt, o kaip ne, o kokia aš nevykėlė, bet ne, o kaip čia neteisingai su manimi elgėsi, bet tai ką dabar daryti? Ir žinai, kai pereini per vis kiekvienas mes turim savo laiką, per kiek laiko mes tai pereinam, šitas visas būsenas. Pas mane kažkaip gaunasi labai greitai. Ačiū Dieve tau, štai žinai, kad man tiesiog tenka sutaupyti laiko, kad gaunasi labai greitai ir tada man, koks sprendimas? Dar vienas suvokimas mano irgi, bet po to, kur, nu gerai, atsitiko kaip atsitiko, yra didžiulė problema. Ir dažniausiai maudydavausi tose problemose ir, žinai, lygiai taip kažkaip galvodavau, nu tai kiek čia turi. Ir maudydavausi tose problemose N laiko. Bet tada suvokiau, o koks sprendimas? Koks sprendimas gali būti? Kaip aš galiu savo padėti dabar čia? Gerai, jeigu ne savo, tai bet kur imkim paprastą situaciją. Kaip dabar galiu išspręsti šitą problemą, kuri nutiko ką tik prieš 5 minutės? Bakstelėjo į dupcę man kažkas, žinai, važiuojant mašiną, tarkim, gatvėje. Nu netikėta, viskas sugriuvo. Koks sprendimas? Aha, tai nesėdžiu ir nesinervinu valandą laiko, žinai, ir nekaltinu jo. Greitai susiskambinu ten vėl numeris 11, kažkoks ten privažiuoja, pripučia ratą, pakeičia padangą arba ten nutempia tą automobilį, išsikviečiu taksą ir važiuoju toliau savo gyvenimo gyvenimą. Tai lygiai ir tose tragiškose, tose mums atrodo katastrofiškose situacijose, koks sprendimas. Ir tada dar labai svarbus momentas man buvo, kad aš supratau, kad sprendimo būdo tai yra net ne vienas. Ir ne viena, tai kad taip arba ne. Kad sprendimo būdų mano situacijai yra 305, tarkim, tiek pat, kiek yra metuose dienų. Kiekvieną dieną aš galiu padaryti naują sprendimą. Net aš galvoju, kad mes, žinai, kiekvieną dieną atsikeldami turime pasirinkimą, kaip tą dieną nugyvensim. Kaip, nu viskas, absoliučiai viskas. Kokioje vidiniai būsenoje aš noriu nugyventi šitą dieną. Ir neklausti, žinai, nu ką dabar diena man padovanos, o pasakyti, kaip aš nuveiksiu tą dieną dabar, taip, ką aš geriausia galiu padaryti dėl savęs. Galbūt man geriausia ir bus pragulėti visą dieną ir pražiūrėti Netflixą, žinai, pražiūrėti senus kokius komedijas nostalgiškai. Taip, kad aš, pavyzdžiui, pražiūrėjus ir pragulėjus taip visą dieną, leidau savo pailsėti, galbūt aš, žinai, išvengsiu tą savaitę artėjančios migrenos nuo įtampos ir perdėto krūvio. Tai čia, žinai, tas toksai tiesiog labai, labai aiškiai pradėti save jausti. Jo, ir kaip tu ir sakei, eina ta situacija, ta katastrofa, kur tikrai mano atveju dėl to visuomenės tokio, nu, žinai, visur ta pavardės kalambijama, reikia, nereikia, visi kur nors kiša mane ir ten, žinai. Tai... Aš turiu klausimą, galiu va šitą temą, kad tu sakai, visur skalambijama pavardė, antraštės, bet tau pačiai tuo metu tos stiprybės, iš kur jos reikėjo gauti, nes realiai tu išeini gatvėje ir visi žino, nu daugiau mažiau, ar ne, kažkur. Tie, kas domės ir tuo, kas gyvena, žinai, taip, visi žinojo, tai bet kitur paskui aš pradėjau susipažinti su kitais žmonėm, ten, tarkim, mokytojai mano, ten, žinai, niekas nežino. Ar ten, nu, žinai, ten treneriai asmeninio augimo, nu, niekur negirdėjau, aš iš vis apie tave, ir tada suprantu, kad, aha, tai žinai, pasveri vėl. Bet man pačiai labiausiai padėjo tai vyras, nes čia šiaip iš principo tai jo konkursas buvo sugalvotas, jo idėja, bet kadangi aš garsiai, žinai, pavardė laimės ir nelaimės per vyrus. Tai vyras sako, palauk, aš tau dabar sudėliosiu planą viešumo, sakau, ačiū. Ai, grįžimo į tai požiūrį. Ačiū. Padarai planą išėjimo. Išėjimo, padarai planą, sakau, grįžimo. Tai mes, žinai, taip smagiai, aišku, pasijuokiam, nu, žinai, dėl to. Ir suprantam, kad esam vienas kito kalviai lygiai grečiai gyvenimo, kad jis žydi ir pasiekia tikslų lygiai tiek pat, kiek jaučiasi gerai namie ir su manim, ir su vaikais, ir šeimoje. O aš lygiai tiek pat galiu siekti ir maudytis, žinai, savo saviugdos visuose atradimuose arba tiesiog dabar maudytis šitoj ramybei ir šitam džiaugsme lygiai dėl to, kiek jisai man leidžia ir kiek mes esame nudirbę, žinai, ties vienas kito supratimu. Tai man jis iš tikrųjų labai padėjo, nes jis buvo tas toks, nu gerai, tai pamėkul. Viską išgyvensi, meilę, pamatysi. Ir aš kaip sakau, kaip nebūna be reikalo. Nes to, ką mes turim šiandien, kaip aš jaučiuosi šiandien, kiek aš jaučiuosi nuveikus ir padarius ir su kokiu dabar kapitalu vertybiniu aš grįžtu į auditoriją, pas savo auditoriją. Nu, nes yra tas, kur tu kaupi ir tada tu supranti, kad prikaupiau, nu reik pasidalinti.
Tada pradedu Dievo arba ten, žinai, pradedu melstis galvoti, Dievuli, pasakyk, ar man čia tikrai reikia grįžti į tą auditoriją ir į tą viešumą, kad dalintis. Bet aš pagalvoju, o iš ko aš pati mokaus? Kas mane pačią įkvėpia? Tai mane ir įkvėpia. Iki šiol mėgstamiausias žanras filmų, kurie žiūriu, tai yra biografiniai, dokumentiniai. Taip. Žmonės, kurie mane įkvėpia, kurie brido per šūdą ir mėšlą, išlipo, susitvarkė, pasiekė, įkvėpia, gerbiu. Žinai, nu kaip gerbiu, nu apsikabin, norėčiau išbučiuoti visą. Tai galvoju, tai čia lygiai tas pats. Tai, ir dar ne bet koks, žinai, nėra taip, kad aš čia pirštelį susilaužiau. Ta prasme, ten buvo ką veikti, visą tai išgyventi. Ten tikrai buvo ką veikti ir auginant vaikus ir viską. Bet prisiemu atsakomybę. Prisiemu atsakomybę už tą situaciją. Ir taip, ir pirmus ten metus man visi kalti buvo, ir ten į teismą norėjau duoti, ir už šmeištą paduoti. Ir paskui galvoju, kam aš čia eisiu ir vargsiu, ir šmeištus, ir ten teismus. Nu ir kas, kad aš laimėsiu, nu ir kad aš prisiteisiu ten materialinę žalą, nu ir kas, kad ten visi konkurencingai ten nori, žinai, pasipelnyti ar dar kažką padaryti. Nu ir kas, kad aš dabar nebebūsiu ten influencerė. Nu bet ar aš nuo to laimingesnė, kad aš čia draskysiuos metus laiko ir bandysiu rodyti savo tiesą? Kai aš žinau, kaip viskas yra, žinai, kur aš tau pasakojau, kad man dar dabar rašo laišką žmogus, kuris laimėjo automobilį ir dar dabar sako, aš tau esu dėkingas už gyvybę, nes tas automobilis ir ta pinigų suma, paskui, kur mes pardavėm, man išgelbėjo gyvybę. Tu supranti? Ir aš sėdžiu savo ramiai, va taip atrinu delnus ir galvoju, karma is sometimes AB. Bet kokį iš vidinės vis tiek perspektyvos, iš kokio variklio aš vedina dariau dalyką ir vis tiek gavosi taip gerai, kaip gavosi. Nes tai gavosi, įsivaizduoju, geriausiu būdu man, koks tai gali būti šiai dienai. Ne iš karto. Ne iš karto, nu va, kiek čia 3 metai ir 4, nepamenu. Jo, pačiu geriausiu būdu gavosi. Taip, kad... Ir žinai, kai tu sakai, kad tu nori lyg ir sugrįžti, kad viduje esi labai daug prikaupus ir nori su tuo dalintis. Ir šiaip yra labai normalus, man atrodo, procesas, nes moteris šiaip įgimtyje yra kūryba viso ko. Ir tu tik tai besidalindama su kitais gali gauti pati. Nu, aš taip kažkaip galvoju. Man atrodo, kad būtų lengviau dėl tų baimių, kaip tu sakai, aš bijau arba ten man įdomu, smalsu, kaip... Bet tas, žinai, irgi suvokimas tau yra tikriausiai irgi, kad nebus niekada taip, kad visi žiūrės ir sakys, nu čia tai pavarė merginos, nu va čia tai respektas. Nu tai taip galvok, kur Nobelio premijas gauna žmonės ir tai yra kritikų pusė. Taip sako, ne. Ir yra tie, kurie garbina. Ir man tą priėmus irgi, kad aš niekada nebūsiu ta, kurie būsiu visiškai ten, žinai, nors ir norėtųsi visiems labai patikti, nu teisingai. Nu tas yra Don Kichotiškas noras. Pažinimą va tokio, ar ne, garbės, nu va, kad gerbė tave, kad priima tave toks, koks tu esi, nu va, mes visi to norim, bet čia kiekvienas to nori, nuo vaiko iki, pavyzdžiui, eina tvarko kiemą, šlavėja ir aš sakau, koks jūsų nuostabus darbas, kokį jūs nuostabų darbą darot. Aš visus pagiriu visada, supranti. Ir va, čia va tas ir yra, kur noris, nu ką aš matau savį, taip ir matau kitą, teisingai. Tai va ir suvokimas, kad, nu, kad ir kiek aš pergyvensiu, dabar duoti intervą ar neduoti, arba čia dabar šitą tinklalaidę ar ne, čia kalbėti su jūs atviraut ar neatviraut, suprantu, kad vis tiek visokių bus žmonių. Ir visokių, ir čia yra normalu. Taip, taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų tinklalaidė, pirmoji tinklalaidė Dienos šviesą išvysta kovo 7. Taip, prieš moters dieną, taip ir važiuodama pas tave, galvojau, kad kovo 8 tikrai yra ne apie tą šventimą ir buvimą tarybinę moterį, ne, kuris sako, ai, čia iš tų laikų atėjusi ta šventė, tos raudonos tulpės. Ne, aš galvoju, kad šita šventė pas mus transformavosi ir ją reikia švęsti kiekvienai moteriai ir kiekvienam vyrui, kuris turi šalia moterį, kuri yra savimi pasitikinti, žinanti, ko nori. Ir ta tokia moteris, visokia, ir kuriai nereikia kiekvieną dieną įrodinėti savo vertės, nes jinai žino, kad su ja viskas yra gerai. Ir pildyti savo svajonės, o ne kitų. Taip, ir pildyti O savo. man, žinai, pratęsiant tavo irgi iš, kas pagal mano vidinę, žinai, tą ašį. Tai iš asmeninio čia pasidalinsiu dabar irgi. Aš turiu už save protingesnę draugę. Žinai, protingesnę draugę.
Gerai, klausom. Ir mes su ją pasikalbam kartais. Nu, jinai šiek tiek vyresnė ir protingesnė. Ir žinai, aš sakau, aš su tavim kalbuosi kaip su savim vyresnė. Po ten 10-20 metų. Kuo mažiau, to geriau, aišku, žinai. Ir mes sprendžiam problemą. Sakau, čia prieš 2 metus gal, žinai, ne prieš metus gerus. Važiuoju mašiną ir aš sakau, va, čia su vyru konfliktą, taip senai nesipykom. O va, sakau, susipykom dėl visiškai menkniekio. Ir sakau aš jai, kodėl aš visą laiką turiu eiti prie stalo, atsisėsti, sodintis ir sakyti. Prieš metus čia tik. Mes jau santuokoj, kartu jau mes 13 metų. Sakau, kodėl aš vis, ir man tas va toks, žinai, užgauta, tokia ego užgautas. Kodėl aš? Kodėl jis negali čia, žinai, pasisodinti prie gėlių, žinai, ir čia meilė. Nu tai kaip mes spręsime dabar šitą problemą, kad tu taip blogai nebesijaustum. Ir jinai sako, o tai tu nežinojai? Nu, aš taip, ko? Ko? O tai tu nežinojai, Juste? Ko? Nežinojau, ko. Jinai taip atsisuko į mane, sako, mes esam deivės. Mes esam kūrėjos. Mes esam ta ašis ir tas, kaip žinai, iš dviejų širdis susideda in ir jan. Ta pagrindinė, kur namai ir šeimos gerovė visą laiką turi prasidėti nuo tavęs, nuo tavo ėjimo, kad šeimoje kažkas būtų kitaip, santykyje, nuo tavo asmeninio noro, kad aš pati reaguočiau į situacijas kitaip, sako, viskas prasideda nuo tavęs ir visada tai bus. Aš tokia, tai sakau, tai man visą likusį gyvenimą reikės eiti ir pirmai sėsti visur, bet taip pat, jeigu aš norėsiu pokyčio, sako, nu taip. Tai va aš ir noriu irgi iš to labai natūraliai palinkėti suvokimo mūsų klausytojam ir žiūrovam, jeigu kai kurios gal jau suvokusios, žinai, kitos gal ne, bet man tai asmeniškai labai padėjo nebepykti vėlgi, nebekelti kitam lūkesčio, nebesitikėti iš kažko kito, žinai, o tiesiog pačiai daryti, pradžią, žengti žingsnį ir pačiai būti ta iniciatorė viso ko pokyčio ir tos energijos geresnės, žinai, aplinkui save ir visą kitą ir nesitikėti iš kito. Tiesiog. Nes mes realiai esam kūrėjos ir tik nuo moters, kuri jau yra kūrėja, tada viskas keičiasi. Viskas absoliučiai keičiasi. Pati keičiasi moteris ir tada pradeda viskas keisis ir kitaip nebus. Ir jeigu mes lipsime eidamas ant to pačio grėblio, galvodamas, kad kažkas kitas turi padaryti, kaip tu sakei, taip niekada nebus. Mes tiesiog atsimušime tą pačią sieną, nes jeigu vidinis pokytis nevyksta, jeigu aš atsigręžiu į save ir nepažvelgiu, kaip aš galėjau padaryti kitaip, kad išvengti tokio ir tokio konflikto, tokios situacijos, tokio skausmo, tokios traumos ir viskas. Ir bus čiukūrakų, vėl tas pats. Tai palinkėsiu atsigręžti į save, pradėti nuo savęs, susitvarkyti normaliai su savim, aplink save ir tada jau mėgautis liks. Taip, iš tikrųjų nustokim save ėsti vieną dieną. O tiesiog mėgautis. Ta pokyčio piliulė ir turi būti, ne išgersiu, apsvaigsiu, nusipirksiu, apkaltinsiu, dar kažką padarysiu ant kito arba savo, o tiesiog iš to vidinio troškimo pokyčio piliulės, kur aš dabar susikaupsiu, užturėsiu labai atvirą dialogą su savim. Galbūt pasirašysiu, kaip man patogiau, žinai. Prisimsiu atsakomybę, kad nuo manęs ir tik aš esu atsakinga už visą tai, kas vyksta mano gyvenime ir aplinkui mane. Ir tada padirbėsiu. Ir hop, tada galėsiu pasimėgauti. Ir palinkėsiu, kad nebūtų tai 3 metai. Dar greičiau. Ir tau, ar ne, kiek reikėjo laiko. Tai mes palinkėsim su Juste, Julija ir Juste palinkės jums asmeniškai, kad jūsų pokyčiai vyktų ženkliai greičiau, besimokant iš kitų ir girdint ir pasiemant tai, kas jums gali labiausiai padėti šiai dienai. Ir nebijokit pokyčio savo gyvenime. Ir gyvenimas yra per trumpas, žinai, kad mes būtume tose vietose, kur esam nelaukiamos, nelaimingos. Kur nepatogu, negera. Tai va. Tai va.
Tai viskas. Viskas. Oh my god, mums pavyko. Aš taip žinai, kaip tikra. Tikiuosi ne Nežinau, per kiek čia ilgai. prikalbėjom. Bet tikiuosi, kad radote tai, kad jūsų lūkestį kažkokį išpildėm. Nors, šiaip sako, geriau niekada neturėt lūkesčių. Man tai, žinai, svarbiausia, ne tai, kad gal kažką išpildėm, bet kad palėtėm iš širdies į širdį. Jo, Nu, kur teko mus per ekraną pajusti, kad mes tiesiog neviniojam į vatą, yra kaip yra, dalinamės kuo yra, nes bus ir ašarų tikrai apsiverkusios čia sėdėsim, nes tikrai tokių temų nebijosim liesti. Bus ir svečių, kuriuos apsikabinusios verksime, ar ne? O bus galbūt, kur važiuosim pas kažką, kalbinsim ir džiaugsimės ir gal šoksim ir dainuosim ir sakysim, pergalė, pavyko tau, judėti. Iš tikrųjų, mes Julija esam pasiruošusios keliauti ir šitą kelionę kviečiam tave. Jūs. Tave. Taip, ir pasimėgauti visų gražių procesų. O iki tol, tai sakom iki. Iki, ar ne? Apkabinam jūs. Laukite mūsų asmeninėse Instagramo paskyrose anonsų, kada bus sekanti laida, kokia bus sekanti tema ir jeigu jūs tikrai labai jaučiat iš širdies, kad yra kažkokia tema, kur norėčiau, kad man pasakytų, kokio tas sprendimo būdas, kokia čia ta piliulė pokyčio, tai būtinai rašykit mums, būtinai bendraukim, kurkim bendruomenę. Nežinau, paskui galiausiai galėsim tiktis kavos ir pietų ir gerti visos ir džiaugtis savo pokyčiais. Labai tikrai atvirai ir nuoširdžiai kviečiam jūs į savo kerteles vidinės ir kviečiam labai jūs visas pabraidyti basomis po slapčiausias širdies vietas. Taip, ir labiausiai tam pokyčiai gyvenime. Gerai, viskas, baigiam, nes čia užglostysim to vieną kitą ir visus kitus. Ate.